Bet čia vieno žingsnio užteks, tai parodyti ir paskui. Šiemet Agrochem turi naujieną, tai yra amonio sulfato salietra, tai yra azotinė trąša su 26% azoto ir turi šiek tiek sieros. Sieros yra apie 14%. Dažnai naudojama vegetacijos pradžioje, galima naudoti visiems, ir vaismedžiams, ir vejai, ir gėlėms, daržovėms, visiems augalams, kuriuos jūs norit patręšti. Geriausiai būtų naudoti iki kažkur tai Liepos mėnesio, iki Liepos pabaigos, todėl kad jau rugpjūtis, rugsėjas skaitosi, kad ateina ruduo ir mes tada jau naudojam rudeninės trąšos. Amonio sulfato salietra jinai skatina augalų augimą, o kai jau artinasi ruduo, tai mums skatinti augimą augalų nereikia. Ir dar reikia atkreipti dėmesį, jeigu jau mes planuojam bręsta derlius, tai irgi azotinių trąšų reikia naudoti mažiau, todėl kad augalai mėgsta kaupti būtent nitratus savo vaisiuose. Vidutiniškai į arą šitos amonio sulfato salietros galit naudoti apie porą kilų kažkur tai, bet reikia apžiūrėti savo augalus. Jeigu jiems trūksta azoto, naudojat daugiau. Jeigu matot, kad jie tamsiai žali, tai reiškia jiems pakanka azoto, tai didelės normos nereikia, tiesiog reikia panaudoti mažesnę normą tam, kad jie turėtų augant papildomai to azoto, todėl kad augalai vis tiek jį naudoja po trupučiuką visą sezoną.